Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime gegužės 13 dieną. Į objektą atvažiavom 8 ryto. Užsakovas vėlavo po 9, gal 10 atvažiavom po 9:15. Tai va čia esam prie Dubysos upės, 100 metrų, va tenai teka Dubysa, senvagi Dubysos, o po to didžiuliai jau kalnai prasideda. Tai va gavosi grįžinukas 4,60 gylis. Va tokie va buvo jau žirniai, čia net grikės nepavadinsi. Tokios frakcijos važvyras, vandeningas. Va, matot. Tokios frakcijos stambios. Pamatavom vandens debetą 14 sekundžių, pribėga 12 litrų kibiras vandens. Čia gaunasi beveik 3 kubai 100 į valandą. Didžiulis debetas. Pasižiūrim. O tai va varo per storą žarną vanduo. Puikiai jau prasivalęs, po to parodysiu. Va ir situacija tokia. Čia po truputėlį sklypas kyla į kalniuką. Talkos ir blys dirba tyliai. Puikiausiai cirkuliuojasi vandenukas. Važiuojam su džipuku prie kabėlę. Busiukas ilsis ant saulės. Bosai, nu, porą žodžių. Kaip atidirbai? Papasakok. Tyliai, nu ir gerai. Tai va, buvo pirmas bandymas arčiau namuko. Nes šio įvadas bus į namuką, po to kitas įvadas pasidarys į pastatą, ten kur seni pamatai. Tai va, pirmų bandymų gręžime čia, bet čia kilimas į kalniuką. Ir ant 4 metrų akmenų sluoksnis, viskas. Jau praeit negalėjom, tai ten tarp tų akmenų, ten tą žviruką biškį paplovė, čia va toksai visai lipnus kaip plavūnas smiliukas. Tai va nieko bendro ir dar kartą įrodo, kad tik tai arčiau upių senvagėse gaunasi tie mini grėžinukai rezultatas. Tai va, nu kažkur tai 30 metrų atstumu atsitraukiam nuo pirmas grėžinio vietos. Va, tokia graži aplinka, pirtelė, namukas, va, vienkimis, va, didžiulė teritorija pa žmogų, iki pat Dubysos eina. Tokie va, vasariniai meidų, matrasai numesti. Va, ir pradžią su grąžtų benzininiu prasigrėžė 1,70 m ir nuo pusantro metro prasidėjo drėgnas smėlis. Tai va atėjo smėliukas, po to perėjau į grikius, tada buvo ryžas, toksai smėlis yra sezoną, kuris jame būna vanduo, bet po to išdžiūna. Ir po to jau parodysiu, kaip atrodo tas ryžas žvirukas. Va, jis toksai ryškiai rudas. Gal kamera neperdoda. Va, jis toksai ryškiai rudas. Ir po to jau perėjo į tokį jau kakavinę spalvą. Va taip atrodo va, gultai. Va, kaip matot, atrodo gultai. Vienas matrasas, antras, o čia va, svečiai sodybos jau vasaroja. Va, bosas vartasi. Jo, ir dabar prileidžiam slokėlį vandens, kiek prasivalė. O jau, visiškas krištolas, pilnai prasivalęs, jokių smiltelių nieko. Tokiam žvyrė čia ir negali smėliuoti. Va, kavą geriam. Kur užsakovas. Ir porą žodžių, kaip brigada atidirbo. Patenkinti rezultatą? Nu, paieškos vyko, ne iš pirmo karto. Nu, negali gyvenime viskas lengva būti. Nu, tai taip, nes dažniausiai tai būna, kur užsakovai patogu, ten vandens nebūna. Nu, tai va, tai ačiū už gerą žodį. Su meistrais nesiginčyti. Taip. Jau čia nieko blogo grįžėjų nepasiūlysi, tai gero. Tačiau ne pirmas atvejis toks yra, kada atsitraukia 30-40 metrų arčiau upės ir va, to rezultatas. Ir galim nueiti iki Dubysos. Pasižiūrėsim, kaip atrodo Dubysa. Jo, visi krantai Dubysos ir dugnas akmenuotas. Visi krantai, tai vat visa laimė, kad čia vat buvo šito žvyro smėlio sąnašos. Visa laimė. Jo, tikrai labai graži aplinka. Visiškas vienkimis, va bosas patenkintas bėga. Nu ir aš pabėgsiu, bosai. Iš paskos ir aš pabėgsiu. Bėgam. Varom. Va. Ir matosi va Dubysa. Pavysinė tokia. Ką? Tai bosai mesiu pagaliukai smaudysi. Jau perkaitės, toje perkaitės jau. Na, va taip atrodo Dubysa. Nu bosai. Ja, pagaliukas. Eik paimk. Lip. Davai, lip. Va. Sezono atidarimas. Maudymasi. Matai kaip va. Taip atrodo Dubysa. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.